įteka Pečupė. Tai nedidelis, tačiau strategiškai labai patrauklioje vietoje įrengtas piliakalnis, menantis laikus, kai Lietuvos žemėse kūrėsi pirmosios įtvirtintos baltų gyvenvietės. Archeologai piliakalnį datuoja 1 tūkstantmečio ir 2 tūkstantmečio pradžia. Maždaug prieš 1000 ir daugiau metų čia stovėjo mediniai gynybiniai įtvirtinimai. Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, jo aikštelė trikampė apie 17,5 m ilgio ir 9 m pločio. Šiaurinėje pusėje buvo supiltas maždaug 2 m aukščio pylimas, statų 70 m aukščio šlaitais saugo gyventojus nuo priešų puolimų. Tokia vieta leido stebėti apylinkes ir kontroliuoti upės slėnį. Manoma, kad šalia piliakalnio gyveno bendruomenė, kuri vertėsi žemdirbystė, gyvulininkystė ir amatais. Piliakalniai tuo metu buvo ne tik gynybos centrai, bet ir svarbios gyvenamosios vietos. Kilus pavojui žmonės slėpdavosi už medinių sienų ir pylimų. Per šimtmečius piliakalnį paveikė gamta ir žmogaus veikla. Šiandien jis apaugęs krūmais, pylime matyti senų kasinėjimų žymės, tačiau jo forma vis dar išlikusi gana aiški. Ausbučių piliakalnis įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo objektų sąrašus ir primena laikus, kai upių slėniai buvo svarbiausios senovės gyvenimo ir gynybos vietos. Nuo kalvos atsiveria ramus Šušvės kraštovaizdis, leidžiantis pajusti senosios Lietuvos istorijos dvasią. Čia kažkas gražiai susitvarkęs. Nežinau, kas čia per savininkas. Čia bendro masyvo. Kas yra labai gražus piliakalnis. Labai gražu čia. Kieno čia iniciatyva, negaliu pasakyti. Dar vienas ten TSR laikų ženklas. Ir iki jo. Peliukai teka. Kas čia per peliukas? Čia vis dar palei Šušvės upę važiuojam. O upelis vadinasi Pečupė. Tas
Štai tas peliukas, nedidukas. Bet kaip gražiai čia viskas sutvarkyta, neaišku, kieno čia iniciatyva. Na štai, LTSR laikų. Irgi pasiimkime koordinatės. Čia atodanga dar yra. Vosbučių piliakalnis ir štai va ten atodanga Vosbučių. Gražu, tikrai gražu. Nieko negaliu pasakyti. Labai gerai sutvarkyta, gražiai. Būk sveikas, piliakalne.